Sveiki, su jumis Bikold ir šiandien noriu pakalbėti apie artileriją, prancūzų 10 lygio Batšatiljon 105 PM8. Neseniai buvo filmukas mano kanale, kur apie ją pasakojau, taipogi yra mūšiai su juo, yra reitinguojami ir paprasti. Tankas mano rankose randomi nelaimi, kad jisai ir faninis, bet kaip matot, iš 65 kovų tik tai 45% pergalių. Vidutinį žalą laikau apie 1700. Daugiausiai ką buvau prišaudęs netoli 4000. Tankas yra fainas, greitas, šaudantis. Jo pliusas jo barabanas, nes jeigu, sakykime, su T92 per kartą tu gali padaryti, retai, bet gali apie 1000 žalos gali padaryti, tai su prancūzu tu gali šaut 3 kartus po 3-400 irgi. Taigi tas ant to išeina. Tik tai, kad skirtumas, kad su paprastu ginklu tai 92 šaudo vieną kartą ir persitaisa, ir jeigu nepataikė, tai nepataikė. Tai su barabanu tu šaudai vieną kartą, nepataikiai, už 10 sekundžių tu gali šaut arba į tą patį tanką, arba į kitą. Ir dar už 10 sekundžių tu turi trečią šūvį. Tai vat barabano pliusas – koncentruotas damagas per trumpą laiką tarpą. Vat, kas žaidė, kas bandė barabanus, tas mane supras. Šiandien turėjau visai fainą mūšį, kurį norėčiau jums šiandien parodyti. Važiuojam? Pakrovė mus į 10 lygio mūšį. Yra 3 10-kės, 5 9-kai, 7 8-kės. Žemėlapis BTR-inis, mažas 10 lygiui. Padidinsim žemėlapį. Jau mūšio pradžioj žinojau, kad sunkių tankų pusėje nešaudysiu. Bent jau, kol jie yra vačiaut už kalniukų. Taigi rašiausi šaudyt į šitą dalį. 8, 9 linija, 7. Žemėlapis man nepatinka, nes jisai yra mažas. Sunku čia žaisti. Matom pirmą taikinį. 9 lygio šviestukas. Rusų. TPM4 lengvintas. Sveikinamės su juo. Dar abejojau, ar trečią kartą šaut ar ne. Šoviau. Pozicijas nekeičiu, nes atsibodo bijot. Trasirios arta, tai trasirios, ką padarysi. Bet pagal viską reikėtų pervažiuoti.
Laukiam barabano. Į modą nesiekiau, nes aplinkui jį yra komandas draugų. Skorpioną irgi nežiūrėjau. Ot, matosi, kad jisai šviečiasi. Čia nepataikiau. Liko du šoviniai. Sunkieji pravažiavo kalniuką. Taigi matau, kad į juos galiu šaudyti. Atsisuku į juos. Čia mane defenderis apgavo, galvojau jisai toliau trauksis, bet jisai nusprendė, kad jam užtenka trauktis. Na, yra kaip yra, keičiam poziciją, nes čia jau darosi pakankamai pavojinga, nes tankai atakuoja, mūsų sąjungininkų gyvų kaip ir neliko. Galvojau padėti mūsų atakuojantiems. Visai neblogai gavosi. Nu jo, šovinys nuskrido į šoną, taigi antrą kartą jam 700 įmest nepavyko. Laukiam barabano. Keičiam poziciją. Nes priešai jau visai arti mūsų bazės. Užėmiau poziciją, laukiu. Pavyko pataikyti. Dar galvojau, ar Defenderį, ar КВ-5. Defenderio nemačiau, negalėjau jį šaudyti normaliai, taigi nuėmiau КВ-5, pabaigiau. Labai gražiai įskrido į super peršangą. Pasiėmėm jį. Laukiu barabaną, rašau į chatą, kad dar 30 sekundžių pas mane. Reloadas. Atvažiuoja Defenderis.
Taip. Defenderis šovė į mane, todėl Vaflis galėjo išvažiuoti ir jį pabaigti. Buvau kaip masalas. Visas trečias stoja kepint. Rašau Vafliui, kad tik tai pašviestų visą. Matau, kad visą bazę prametu. O pas mane dar du šoviniai. Taigi, jeigu vieną kartą nenumušiu bazės, tai antrą kartą tikrai turėčiau pataikyti. Kur jisai ten bebūtų. Pergalė. Grįžom iš mūšio. Mūšis buvo fainas, geras. Labai retai, kada, man nutinka tokie mūšiai, kada lieku su artilerija paskutinis ir laimiu. Dažniausiai tai yra pralaimėjimai. Gavom antrą klasę. Kavotojas, nes nušovėm 4 tankus. Kaulų laužytojas, uždirbam 50 000. Patirties uždirbam 1200, nes žaidžiam su premium accountu. Asistą padarėm mažai, 400. Staną irgi nepadarėm, 260. Užtat priešaudėm kaip vyrai, 3500. Apgynėm savo bazę. 63 taškai. Esam trečioj vietoj pagal patirtį. Mūsų paskutinis Vaflis, kuris mums pašvietė, randasi antroj vietoj pagal patirtį. Ačiū jam už tai, kad numirė paskutinis. Nors aš prašiau tik tai pašviest, bet matyt jam kitaip neišėjo. Ką padarysi? Užtat mano dėka mes laimėjom. Šovėm 14 kartų. Šovėm į 7 tankus, nušovėm 4. Mūšis truko beveik 8 minutės. Tanko netaisim, pirkam šovinius, grinų uždirbam 35 000, patirties gavom 1200. Toks buvo mūšis, visai fainas, man patiko, rytai tokie nutinka. Ačiū už dėmesį.